Tokių kasdieną nepamatysi. Eik tu sau. Kai juodulys. Bet ne lietaus, o vėjo. Wow. Wow. Kai siena atrodo. Galvoju, kas čia yra, ta prasme. Čia traukinys ar kas čia pučia vėjas, daužas. Toksai prabudau 6:30 dabar. Girdžiu. Nes prasisegęs palatkę. O čia toksai slenka per visą miestą. Atslinko iš tenais. Va tau Šiaurės Dakota. Eik tu sau. Pradėjau žiūrėti baidarę ar nenupūs, bet aš prisikabinęs, tai viskas gerai. Nu, net kartais pagalvoju, ne vandens pakelimas gali tau padaryti problemą, o tiesiog eilinis vėjas, geras vėjas, kuris iškels bangas ir pakabins tavo baidarę ir nutems. Wow. Nukeliavo juodulys. Eik tu sau. Kai debesėliai. Wow. Tornadas? Mini. Ne, nebuvo jokio sūkurio. Tiesiog vieną kryptim pūtė. Jo, toliau debesį žiauriai greit slenka. Gal dar ir ateis lietaus, sunku pasakyti. O tai neturėjo šiandien būti saulė? Nu vėl žiūrėt orus. Jo, viskas naidinėja. Siena debesų. Tai vat, labas rytas. Labas rytas. Vakar tie azijiečiai čekų muziką kalė, tai greit išvažiavo, iš tiesų baigiau kalbėti, o žaibuoja. Baigiau kalbėti ir žiūriu, kad jau čia gesina laužiuką ir sukasi, tai sėkmingai išmiegojau. Ten jau žaibuoja. Nelabai ką. Turėtų būti giedra. Žiūrim kitą apsą. Nu jo, čia tokį rodo, kad praeis debesėlį. Per porą valandų turėtų, 2-3 valandas turėtų eiti. Ir paskui vėl gerai. Kaip ir sakiau, praėjo 3 valandos ir dangus giedras. Bet tai ten buvo mėsmaliai, nu savo. Praėjo tokia, man visai patiko. Gerai atrodo, tai baugiai. Okei, reikės pavalgyti. Valgyt vlogą dabar uploadinu. Ir kluot. Šiandien plaukinėsiu užtvanką, tai reikės, tikiuosi, neužsmegt ant kažkokio dumblo, nes va tas, sakau, susijungimas tarp upės ir ežero toksai atrodo seklus. Tai matysim. Jau kai praplauks tą atkarpą, tai viskas, liks tik tais ežeras. Traukinukas čia važinėja kas valandą, kas 2. Čiu. Man tas traukinys iš karto primena Back to the Future filmą. Reikėtų pažiūrėti. Makaronai, biški parmezano sūrio. Best. Kažkas sakė, ar tau neatsibodo makaronai. Nejuokaukite. Dar daug metų valgysiu. Neturiu minčių, ką pakeisti skanesnio. Daug gavau pasiūlymų, visokių košių, panašiai. Makaronai paprasta ir skanu. Biški palijo. Yra čia. Balučių. Baidarės nenunešė, kaip matau. Viskas gerai, savo vietoj. Tas svarbiausia. Ir kol kas vėl nelabai matau. Gal ir gerai. Nu, pasvilsim šiandien saulį, matau. Pasvilsim šiandien.
Bet jau geriau negu lietus. Ateinantis miestas bus tik tais, nepilnos savaitės. Tai atsargų kaip ir turiu, vandens turiu, makaronų turiu. Šiaip viskas normaliai čia dar turėčiau užtekti. Jeigu labai neužteks, tada reikės žvejų prašyti žuvies arba pačiam pasigauti. Labai viliuosi, kad ežere pavyks kažką įkirsti. Būtų fainai. Jau senai buvau kažką pagavęs. Jo, iš tiesų paskutinis kibimas buvo Fort Peke. Tas didžiulis starkis. Daugiau po to kaip ir nieko. Šiaip visai ir irklas praverstų. Dabar jau galim plaukti. Tuoj pašnekėsim apie ginklus. Lietuviam aktuali įdomi tema. Pas mus kai ginklai tokie, sakyčiau, uždraustas vaisius, tai visiems įdomu. Kai tada mane tas bičiukas vežė ir aš literaliai nepamačiau, kad jisai turi ginklą prie savo kojų. Man paskui žmonės rašo, ten sako rimtai Glokas, ar kas tenais per pušką. Paskui aš pasižiūrėjau, ten tikrai buvo ginklas, bet ką žinau, tada jis mane ten pavežė su ta kuprinė, kai aš variau miestelį, iš miestelį jau išsiuntęs kietuosius diskus. Aš net nepamačiau ten to ginklo. Literaliai aš nepamačiau. Na ir paskui pasižiūrėjau, jo, tikrai buvo. Čia kas liečia ginklus, tai pakankamai lengva juos gauti. Aš taip galvoju, kas liečia Amerikos piliečius, kai turi pilnametystę arba nežinau. Net nežinau nuo kokio amžiaus, nes vėlgi kiekviena valstija kitaip traktuoja ir kitokie biški įstatymai skiriasi. Bet, ten nėra kažkas kosmoso nusipirkti, jeigu juos Walmart'e pardavinėja. Kitas momentas, daug kas siūlo arba siūlė man nusipirkti ginklą vietoj bear sprayaus prieš grizlius meškas. Bet statistiškai vėlgi dujos yra žymiai efektyviau negu ginklas. Gal ginklas atrodo, kad iššovė ir nušovė mešką, bet reakcijos laikas ir panašiai ir dujų efektyvumas yra geresnis. Daug tyrimų ten padaryta, bandymų padaryta ir įrodyta. Kitas momentas, aš esu turistas ir aš turiu turistinę vizą. Tai aš nežinau, kaip aš galėčiau kaip turistas nusipirkti šaunamąjį ginklą Amerikoje. Manau, būtų velniškai sunku. Įsinuomoti, nežinau irgi. Suvokiu, kad turistas ir kad pirkti ginklą bus be šansų. Tai man kaip tik tas bear sprayus tokia labai pakankamai gera opcija. Plius manau, kad dujos nuo tų meškų taip pat veiktų ir nuo žmonių. Manau, kad suveiktų gerai irgi. Tai ta prasme, ypač čionais, ten kokiam Teksase, Montanoje, Šiaurės Dakota, apskritai, tose labiau šiaurinėse vidurio valstybėse, tai valstijose, tai čia tas ginklas, ką aš žinau, žaisliukas jam. Žaisliukas. Teksasas iš viso, man atrodo, skaičiuojama kaip vienam žmogui daugiausia atitenkančių ginklų yra valstijoje. Tai ten maniakai žmonės. Bet nežinau. Aišku, yra tam tikrų paskui problemų, kai vaikai ateina į mokyklą ir pradeda šaudyti. Tas tai be abejonės. O Lietuvoje jau žymiai sunkiau su ginklais kažką nusipirkti, o tuo labiau medžioti. Čia viskas kaip ir norma su tuom. Tai gal todėl tas bičiukas saugiai ir jautėsi mane, kai sustojo pavėžėti. Žinau, kad ginklą turi, tai kitaip gal reaguoja į svetimšalius. Šilta.
Dabar čia tokiais biškis zigzagais reikės plaukoti ateinančias 2-3 valandas. Iki kol išplauksiu į ežeriuką. Beje, pasikeitė laikas. Dabar jau nebe 9 valandos tarp manęs ir jūsų, o per valandą paartėjau. Tai dabar 8 valandos. Kai pas mane yra 12 dienos, pas jūs yra 8 vakaro. Ir paskui gal dar kelionės pabaigoje galbūt dar per 1 valandą prasisuks, tai bus 7 valandos. Bet čia jau pačiam gale. Ir tai net nežinau, ar bus. Tai dabar skaitykit, kad jo visą likusią kelionę 8 valandos skirtumas. Tai man biški geriau. Daugiau laiko įkelt vlogui, jeigu kažkokie nesklandumai yra. Paskutinis praitas. Daug negaliu prisipirkti, nes paskui plastiko prisikaupė baidariai, plius tūrio nemažai užima. Tai po litriuką ar po puslitrį pirku ir tada visur prisikišu, negu 2 litrus bambalį kažkur reikia įdėti. Va čia buvo avarija. Nuskendęs kateriukas. Guli. Be variklio jau 100 lavonėlis. Užpūtė čia jį turbūt. Būna ir taip. Greitas pitstopas prie smėliuko. Pabėgiojau čia. Išsimaudžiau. Žiauriai gerai. Dabar jau vanduo geras. Ta prasme, jau fainai šokti įsimaudyti. Apsiplaut biškį druskas. Jau gerai. Ir dienelė tinkama tam. Oi, nes prieš tai dar tas vanduo toks vėsokas. O dabar jau gali ir kraulių paplaukat jau fainai. Tai sustojau, žiūriu salos, smagu išlipti. Skraidavo pelikanai savo, palaiko kompaniją. Labai arti nebūna prie manęs. Priklausomai, jeigu tupi ant šakos ir aš tyliai prairkluoju, tiksliau praplaukiu net neirkluodamas, tai nenuskrenda. Jeigu irkluoju, tai dažniausiai pakeliau sparnus ir skrenda toliau. Realiai mano blėdis net pradėjo kaistai, užmečiau rankšluostį drėgną dabar. Tai pradėjo vėl krautis nuo saulės, nes matomoje biškį per daug kepina. Nu dabar 30 laipsnių, tai tas plastikas gerai įkaista. Gerai, reikia judėti, reikia išplaukti iš tos upės, noriu pasiekti čia ežeriuko pradžią.
and fades away like a bruise on your skin. Blue sky above yellow ground, like leaves I keep on falling through the cracks in the streets tonight. I wanna walk right out of this world. So long, so long, so long, so long, I'll see you someday. So long, so long, so long. Now it's time for me to go. I can see this is not what you wanted. And no, I really thought this through. I can't see this going any other way. So much beauty everywhere. Nu ir briedis. Eina sau. O, kiek mūsų. Tos musės prie manęs prilindo. Pažiūrėkit, ant rankos kiek. Jos kaip ir nekanda nieko, bet turbūt visos buvo aplipusios tą briedį. Tas, kai šoko iš vandens, visos ant manęs persimetė. Eina sau. Dabar kažkoks mūsius aš. Turns away, life comes and fades away, stays goes astray. So long, so long, so long, so long, I'll see you someday. So long, so long, so long, so long, I'll see you someday. So long, so long, so long, so long, I'll see you someday. So long, so long, so long. So long, I'll see you someday. So long, so long, so long. Now it's time for me to go. I can see this is not what you wanted. No, I really thought this through. I can't see this going any other way. There's so much beauty everywhere, and it's peeking at me through the trees. Although I'm going along there, I will see through eternity. So long, so long, so long, so long, I'll see you someday. So long, so long, so long, so long,
I'll see you someday. So long, so long, so long. So long, I'll see you someday. So long, so long. Nu ką, bičiuliai, štai ir jums Sakakavėjos ežeras. Visų grožių, tyku ramu. Nu ir sekasi. Žiūrėsim, kiek tai tęsis, bet jeigu daugiau laiko taip tęsis, tai sakyčiau dar viena dovana iš Motulės gamtos. Tai ežeras gan didžiulis, aišku, netrodo gal didžiulis, nors gal kaip kam. Čia vat pasibaigė, čia Misūris ir čia prasidėjo ežero zona, toliau Misūris teka, tik tais jau labai lėtai. Vidutinis plotis maždaug 3-4 km, ką jūs šiandien matot. Kai kur siauriau, kai kur plačiau, sunku įvardinti, bet esmė, kad visas ežeras juda kaip dešra tokia, labiau ne kaip Fort Peko, ten toksai išsiplėtęs ežeras, o čia jau labiau kaip plati upė. Tai va, ir tai tęsis maždaug 195-200 km iki užtvankos. Nors ežeras įdomiai užsifiksavęs, kad yra užtvanka, bet dar tas ilgis nueina tolyn, tai jeigu taip matuoti visą, tai būtų dar daugiau kilometrų. Bet iki užtvankos man reikia nuirkluoti grubiai 200 km. Tai va, tai žiūrėsim kaip seksis, jeigu įmam vidurkį, kad diena 40 km, na tai 5 dienelės ir gausis, skaičiuojant nuo rytojaus. Šiandien tai čia tik tais startas šitas ežeras. Ir paskui jis ten tai va zigt ir vinios tolyn. Tai va, pločio vis tiek yra nemažai, jeigu taip lyginant su Kauno mariomis. Marių turbūt toksai tarp 1,5 ir 2,5 km plotis, tai čia tikrai daugiau. Na ir atitinkamai jeigu bus vėjo, tai bangelė irgi gali kilti. Dabar kol kas tyku ramu. Tai jeigu taip ir dar tęsis porą dienų, kas gali būti visai realu, nes tiek šiandien, tiek ryt ir poryt žada saulutę kepinančią, tai gal labai vėjo ir nebus daug. Tada galėsiu didesnę atkarpą savo tyliai ramiai prairkluoti. Aišku, srovės nėra, tai greičio irgi nebus daug. Turbūt tik tais kokie 4-5 km per valandą greitis, aš taip galvoju. 6 tikrai neišspausiu. Nu, nebent labai vėjas pavėjui būtų. Tai vat, kaip ir tiek jau nemažai valandų, tuoj 9. Reikia stot. Šiandien buvo kaip ir tikslas pasiekti ežero pradžią, tai vat, tą ir padariau. Iš tiesų, saulės dar biškį yra. Ir reikės žiūrėti, kur čia stoti. Nu tai jo, jeigu taip vat, jau ramiai norėtum kitą krantą pasiekti, tai skaityk 1 valandą irklavimo. Jeigu taip tiesiai varytum. Tai taip jau labai dažnai kaip pingpongas nepamušinėsi savęs šitame ežere. Vis tiek labiau laikysies kažkurio vieno kranto. Tuo saulė pasislėps. Stot. Nežinau, čia atrodo kaip molis kažkoks. Oi, kiek čia aš valandų irkluoju? 7. Kiam 2 kilai. Neblogai. Neblogai. Turint omenyje, kad 1:30 iširklavau šiandien tik tais. Dabar 9 vakaro. Nebus, kad čia mano koja susmigs kiaurai tą dumbliuką.
veiks. Jo, šitą pakrantę dumblas. Ten gal visai nieko. Toks dar smėlio atrodo. Aišku, čia per kamerą tai visai nesimato. Aš vos akim matau. Bet čia jo. Čia molynas. Visur čia molynas, tai reikia turbūt toliau plaukti, kad kažką gražesnio rasčiau. Arba ten pabandyti biškį paplaukti. Čia nedaug. 100-200 metrų. Gal paskui ir bus jau smėlėtų pakrančių, bet dabar turbūt gal ežero pradžia dar visokių sąnašų iš upės supūtė čia, tai supūstam. Tai nėra toks jau smėlingas tas ir krantas. Atrodo smėlis. Einam pasižiūrėt. Einam pasižiūrėt, kas čia yra. Wow! Susmigau iki kelėnio. Toksai pusiau smėlis. Reik atsargiai. Oho. Kažkokios įdomios duobės. Čia gali ir prasmegti. Prie kranto gerai. Labai gerai. Ten vat jau kažkokia gyvenvietė, namukas matosi. Nu jo, čia prie to ežero yra tam tikrų gyvenviečių, bet jos labai tokios lokalios, mažytės. Nu, ką aš žinau, nesmėlis toks, bet pusė velnio. Pasistatyt palatkę. Na, va čia toks išplaukimas į ežerą. Dar va čia biškį smėlio salų yra. Tai kaip pažiūrėsi. Nu, plotai didžiuliai. Plotai didžiuliai. Dar biškį saulės yra. Ką aš žinau, jaučiu. Nedaug žodžiauju. Bandau čia kažkur statytis tą palatkę ir viskas. Rytoj kaip ir lietaus nenusimato. Tai tas molis neturėtų čia man prilipti prie palapinės. Pasaka vaizdelis. Nu ką, kol mano appsas neveikia, tol Garmino jums negaliu parodyti per programėlę, tai stabdom laiką fiziškai. Kem 3,5. Ok. Stop. Gražu. Laukinė Šiaurės Dakota. Jau. Power. So long, so long, so long, so long
long, I'll see you someday. So long, so long, so long. Apžiukas į pabaigą, vakaras irgi į pabaigą, labai gražus vakaras ir ką, pilnas skrandis, vakarienė suvalgyta. Pasižiūrėjau orus, tai jo, kaip ir 4 atrodo dienas pleškint saulę, stipriai, vėjas toksai pakankamai silpnas, gal visai čia neblogai prairkluosiu už tą ežeriuką, reiks pabandyt pažvejot. Kaip biškį išplauks į gilesnius vandenis ir jo, vat, paskutinė žarijos palieku, vis tiek nėra daugiau kam užsidegt, nebent smėlis dega, kuris dar ir šlapės. Tai vat, viskas, šiandien diena, manau, užbaigta, visai nebloga, rytoj bus, tikėkimės, panaši. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad prenumeruojat, sutiksime rytoj. Čiau. I'll see you someday. So long, so long, so long, so long, I'll see you someday.